Džiaugiasi ir miesto bei rajono valdžios atstovai. Bet ši mokslo ir žinių diena Ignalinoje tikrai ypatinga, nes šiandien savo apsilankimu mus pradžiugino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sveikiname ir džiaugiamės! Kalbės Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kadangi taip šauniai ir šokot ir dainavot, tai jau čia mano tos kalbos netokios bus įdomios. Turbūt labai svarbu, kad rugsėjo 1 susirenkate visi kartu. Tai yra ir pirmokėliai, ir tie, kuriems tai paskutiniai metai, kuriems jau reikia galvoti labai rimtai apie gyvenimą. Ir aišku, jų tėveliai ir draugai. Ir tai yra gerai. Tuose miesteliuose, kurie yra tokie kompaktiški. Tu matai, kaip žmonės draugiški, kokie bendruomeniški, kaip vienas kitą pažįsta ir supranta, ir kaip vienas kitam padeda, o ir kartu šoka, ir kartu dainuoja. Mokyklą visi prisimename, ir ypač mano kartą ir jaunesni, po to, kai išeiname iš jos, su nostalgija. Visko joje būna, ir gero, ir blogo, bet tas laikotarpis niekada nepasikartos. Ir tas laikotarpis pasižymi viskuo. Ir tuo, kad tu tampi brandžių žmogumi, ir tuo, kad tu išmoksti gyventi, sužinai labai daug, pasiruoši gyvenimo, o svarbiausia, surandi draugus. Tiesiog iš savo patirties galiu pasakyti, kad tie draugai, kuriuos randi mokykloje, geresnių neberasite. Ištikimesnių neberasite. Neberasite tokių, kuriais galėsite taip pasitikėti. Todėl mokyklos laikas yra be galo svarbus. Čia svarbiausia, susiraskite žinių ir draugų. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad dar Ignalinoje turime tiek gražaus jaunimo, tiek pirmokėlių, kurie šiandien taps rimtai žmonėmis, nes gaus pasą, ko mes anksčiau neturėjom. Taigi teisių ir pareigų pirmokėliai jau turi daugiau. O šiaip tai sveikinu visus ir labai džiaugiuosi, kad tradicijos šiame mieste yra tęsiamos gražiai, kad turite kur sportuoti, kur plaukioti, kur šokti, kur dainuoti. Ir linkiu visiems ne tik gerų metų, bet gražios ateities. Visiems, kurie ir maži, ir tiems, kurie ta ateitis jau taps jūsų kūrybos vaisiais, nes ateitį kursite savo patys. Tai sėkmės visiems. Jūsų ekscelencija prezidentė, gerbiami tėveliai, mokytojai, mokiniai ir visi Ignalinos svečiai. Rugsėjo 1 kiekvieno žmogaus gyvenime yra ypatinga šventė. Tai yra kelio pradžia į gyvenimo pažinimą, į tobulėjimą. Šiemet susirinkome 3 mokyklų bendruomenės viename taške, pažymėti rugsėjo 1 šią gražią ir džiugę visiems šventę. Norėčiau visiems palinkėti tą progą, šios dienos progą, gražios šventės progą, visoms mokyklų bendruomenėms, tai reiškia ir tėveliams, ir mokiniams, ir mokytojams, pasitikėjimo vieni kitais, pagarbos, tolerancijos. Na ir aišku, kaip visada, siekti geriausių rezultatų tiek moksle, tiek kultūros pasiekimų, tiek sporto, kuo mes visada pasižymime. Na, o šiemet mūsų miestas šventė gražų jubiliejų, 150 jubiliejų. Savivaldybė kvietė daugelį svečių ir mes kvietėme ir Lietuvos Respublikos prezidentę, bet aišku, dėl užimtumo tomis dienomis negalėjo atvykti, bet jinai pažadą ištesėjo, kad šiemet būtinai atvyks. Jūsų visų vardu dėkoju prezidentei. Geros jums šventės ir gerų mokslo metų. Kalbės Europarlamento narys Bronis Ropė. Labą dieną, mėly moksleiviai, mokytojai, tėveliai, ekscelencija prezidentė. Iš tikrųjų, šiandieną Ignalinai labai svarbi diena gyvenime,
ir tai, kad atvyko ekscelencija prezidentė pasveikinti, rodo, kad mūsų mokyklos, mūsų bendruomenė yra pažangi ir aš tikiuosi, kad iš šito apsilankimo bus rezultatai dar geresni. Na, o rugsėjo 1 tai iš tikrųjų yra pradžia. O kaip sako, gera pradžia yra pusė darbo. Tai aš jums visiems linkiu geros pradžios, užsispyrimo, draugystės, bendravimo. Sėkmės jums! Ranką. Atėjo šventė į namus. Pakvipo viskas knygom. Rugsėjis su tavim perpus užsiėmė dalybom. Dalino rudenio lapus, lapus baltųjų knygų. Pavertęs rašalą lietum, lydės tave mokyklon. Su rugsėjo 1 visus, ir didelius, ir mažučius. Smagiai pailsėję vasarą, vėl sugrįžtame į rugsėjį. Sugrįžtame mokytis ir pažinti. Susitikti su mielais mokytojais ir draugais. Semtis naujų žinių bei patirčių. Pildyti troškimų ir vilčių. Auginti savo didelės svajones. Ir augti patys. Už 4 spyglių, už 4 baravykų, miško pakrašty kažkas atsitiko. Vieną gražų rytą kiškis sugužėjo, varnas sugargsėjo, kad jie mokytis pradėjo. Gar, gar! Oi, oi, kiek jau ir kėdučių. Oi, oi, ir nėra ant kėdučių. Čia skaitam, čia rašom, vokus suskaičiuojam. Žiūrėkit, kiek zuikių, ausyčių linguoja. Oi, oi, kiek jau ir kėdučių. Oi, oi, ir nėra ant kėdučių. Čia skaitam, čia rašom, vokus suskaičiuojam. Žiūrėkit, kiek zuikių, ausyčių linguoja. Oi, oi. Pirma pamokėlė, lietuvių kalba, visa abėcėlė, oi svaigsta galva, visas raideles reiks išmok ne juokai. Ei, zuikiai, pradėkim skaityti žvaliai. A tai agurkas, B tai burokas, C citrina, zuikirokas ir juokas. Zuikiai juokas, ūsą raito. Sėdi man sunku ištarti, valgy kitą dainą. Visada svajokim kaip vaikai, ir tikėkim, kad aplink draugai. Mūsų neždos ir mūsų pras, į mokyklą šalį nusives. Ledo upės ir ugnies kalnai, visada išliks realiai tenai. Netikėk, jeigu pasakys, kad vaikystės užvėrė duris. Andžela pasižvarsės vėjas, mūsų juoką nusineš. O daina paukščiuos gėlius, mūsų širdyse gyvens. Andžela pasižvarsės vėjas, mūsų juoką nusineš. O daina paukščiuos gėlius, mūsų širdyse gyvens. Namuose nuo šilumos širdžių, pražydės daug nuostabių žiedų. Tu pažvelk